prosenelių vėliava, kuri buvo Pilviškiuose iškabinta ant jojo vadinamos parduotuvės, vadinosi Dešrinė. Ir kada mano, kaip sakant, senelis, skaitosi Petro brolis, man jojo prosenelis, buvo vežami į Sibirą, tai jis, kaip patriotas Lietuvos, nukabino tą vėliavą nuo jojo viskas, paslėpė čemodanų už pamušalų, paslėpė tą vėliavą ir nusivežė į Sibirą. Sibirė išsaugojo viskas ir kai grįžo į Sibirą po tremties, jie ją parsivežė į čionais. Tai jojo dukra, dabar, kai buvo sąjūdis, buvo sąjūdyta vėliava viskas, ir dabar sako, Vladai, kadangi tu genealogiją darai, tai mes ta vėliava yra, kai sakant, prie tos giminės. Tai sako, tu ją pasimk, ir sako, tai čemodanas likęs pas mus, tas, kuris nuvažiavo į Sibirą ir grįžo. Taip, įsivaizduoti, šitą vėliavą, suprantat, kadangi jie artima, aš ją noriu padovanoti Vytautui, nes kadangi jojo prosenelio čia yra vėliava, ir jie išlikus, suprantat, viskas, ir matot, kokia buvo pasiūta iš kokios medžiagos, ir jie išlikus viskas, suprantat, nes, kai sakant, jau jie buvo miskleidę su Vytautu. Tai žiūrėk, jeigu o kadangi tu tau prosenelio, o tai omesnė. Čia yra 48 metais. Čia mūsų visų prosenelio. 48 metais vėžė. Ir tą vėliavą jie pasėmė su savim, nukabinę nuo to. Išdrįstų nukabyti, kadangi tuo laiku jau buvo, kas sakant, rusų valdžia ir už tai, kas sakant, galėjo sušaudyti vietoje, bet va išdrįstų nukabyti ir nusivežti į Sibirą. Tai įsivaizduoti į Sibirą. Mes tik pronukė, teta, nukė, Igarko, tai barakas, kai užsidegė. Dėgi, tai kada čemodanas, žinot, būdavo tas senoviškas, toks su kampais metaliniais. Ir pastybus buvo toks. Ir tas pamašalų, tai buvo už to pamašalų, sako, tas apdegė už tą vėliavą. Ir jis grįždamas vėl į Lietuvą vėl parsivežė. Nu, tai Vytautai, kur tu jie dabar dėsi? Aš tai siūlau į krašto muziejų padaryti. Su visu lagaminu. Nes kadangi pačiam yra prosenelių artimesnė, nes kadangi mano senelio brolio viskas yra. Tai šičia nuo jojų nukabinta, kai sako, šitą namų, jis Pilviškiuos gyveno viskas. Ir kadangi turėjo ūkį, turėjo parduotuvę į Dešrinę, nes mano senelis, kai važiuodavo iš Parausių, pasistatydavo arklius, mėgdavo kortom lošti. Tai būdavo, ten tam loždavo kortom ir praloždavo į arklius, į kortas, ką ūkininkai visko būdavo. Tai žinau, kad visko būdavo. O šitą buvo azartinis lošėjas. Tai žinau, kad kai nuvažiuojate, žinau, tas gėrimas, kaip buteliuką pasistato, tą piemenuką vadinamą ir visą naktį lošia kortom. Bet ūkininkai va, šitaus būdavo paėmė. Ir kitą kartą, kas sakant, be vežimų, tai būdavo pas brolį apsistoję, jie važiuoja. Pas Petrą apsistoję, kieme. Vladai, gerai, kad aš bjaurėsi visiškai valgau. Tėvukas mūsų sakydavo, kad prosenelis buvo baliaunas. Tai matote, vis tik įgai buvo baliauninė. Taip, štai ta vieta būdavo, tie būdavo Kijevas. Ar į kairę? Jie suvažiavo su vežimais, pastatydavo.